Kai lauke paspaudžia šaltukas, eidamas pietų aš visados galvoju apie vieną ir tą patį patiekalą. Manau ir daugeliu iš jūsų galvoje sukasi cepelinai. Tad visados, kai užsimanau cepelinų, Kaune lekiu į Vilijampolę, į kavinę pas Jadvygą. Meniu kainos čia kaip ir visur, nuo paskutinės mano apžvalgos per kelis metus pakilo. Kažkada už cepelinus mokėjau 3,70 €, dabar jie kainuoja 5,50 €. Bet ir tai ta kaina lyginant su kitom kavinėm atrodė juokinga. Kavinės interjeras jau daugelį metų išlieka tas pats. O ir geriau pagalvojus, medis, jei jį gerai prižiūri, jisai amžinas. Pusė porcijos trintos moliūgų sriubos kainavo vos 1 €. O meksikietiška sriuba dėl savo tirštumo man labiau priminė troškinį nei sriubą. Kiaulienos šonkauliai toli nuo tų barbekių šonkaulių, kuriuos įpratę mes valgyti baruose. Bet jie būtent tokie, kokius vaikystėje man močiutė išvirdavo kaime. Atrodo iki skausmo visiems pažįstamas patiekalas cepelinai, bet kažkodėl ne visuose kavinėse gausi skanius cepelinus. Ir lai nesižaidžia kitos kavinės, bet Lietuvoje yra tik kelios maitinimo įstaigos, kurios verda skanius cepelinus. Ir viena iš jų yra kavinė pas Jadvygą. Ir jei jau nori po šio filmuko rekomenduoti kokią kitą gerą maitinimo įstaigą, būk geras, paspaus sekti riebus katinas, o jau tada rašyk komentarą.